Šiandien neinvestuoju 100 eurų, šiandien investuoju 10 000 eurų, tikrų savų pinigų, gyvai realiu laiku, tame pačiame ekrane. Ir šį kartą pasakysiu sąžiningai, paspausti pirkti su 10 000 jaučiasi visai kitaip nei su 100. Ranka tikrai linkusi truputį galbūt padrebėti, tai šiandien parodysiu ne tik kaip tai padaryti techniškai, bet ir kaip su tuo susitvarkyti galvoje. Nes būtent galvoje, o ne ekrane šitas žaidimas ir laimimas arba pralaimimas. Sveiki atvykę. Jeigu čia pirmą kartą, esu Emilis, iškart kaip visą laiką tai yra įžvalgos ir nerekomendacijos, nesu finansų patarėjas, rodau tai, ką pats darau su savo pinigais, sprendimą priemi pats. Bet koks investavimas visą laiką išliks susijęs su rizika ir didesnė suma reiškia tiesiog didesnę riziką. Sutarėm? Tada judam toliau. Kodėl rodau būtent 10 000? Dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad pamatytum, jog tie patys principai veikia ne tik su simbolinė suma, kurią investavom prieš kelias dienas. Antra, nes dauguma žmonių kažkada atsiduria prie šito klausimo. Turiu didesnę sumą, palikimą, premiją, metus kauptas santaupas ir visiškai nežinau, ką su jie daryti. Tie pinigai dažniausiai tiesiog guli sąskaitoje, infliacijos lėtai graužiami. Tai realus momentas ir jis baugina labiau nei investuoti pirmą šimtinę. Ironiška, bet kuo daugiau pinigų turi gulinčioje sąskaitoje, tuo brangiau kainuoja neveikimas, nes tuo didesnė suma kasmet tyliai nuvertėja. Ir čia labai svarbu suprasti, kad laukti su didelė suma irgi nėra saugu. Tai lygiai toks pats sprendimas. Tik sprendimas leisti infliacijai ją lėtai graužti. Neveikimas tik atrodo neutralus, o iš tikro irgi turi labai aiškią kainą. Ir čia iš karto iškyla pats svarbiausias klausimas. Investuoti visus 10 000 iš karto ar dalinti po truputį per kelis mėnesius? Sąžiningas atsakymas turi dvi pusės. Statistiškai žiūrint, istoriškai į 20+ metų laikotarpį, investuoti viską iškart laimi maždaug 2/3 atvejų, jeigu fokusuojamės į S&P 500. Istorija negarantuoja ateities. Čia vėl paprasčiausiai todėl, kad rinkos dažniau kyla nei krenta ir kuo anksčiau pinigai viduje, tuo ilgiau jie spėja augti. Bet yra antra psichologinė pusė. Jeigu investuoji viską iškart, o rinka savaitę sekančią nukrenta, kokius 10%, daug kas neištveria ir parduoda su nuostoliu. Tokiam žmogui skaidimas per kelis mėnesius yra geresnis variantas ne todėl, kad jis uždirba daugiau, o todėl, kad realiai pavyks išlaikyti kapitalą ir nepabėgti. Geriausia strategija ne ta, kuri teoriškai optimaliausia popierėje, o ta, kurios tu nepamesi per pirmą rinkos kritimą. Čia su galva reikia tvarkytis, o ne su skaičiavimais. Tai ką darau aš? Kadangi šios pinigus skiriu labai ilgam laikotarpiui ir laikino kritimo visiškai nebijau, šiandien didžiąją dalį investuosiu iškart. Tai reiškia visus 10 000 ten su kažkiek kapeikų. Bet jeigu mane, nežinau, jausčiausi labai nervingas arba tai būtų mano paskutinės santaupas, ramiai skaidyčiau per 3, 4, galbūt ne 6 mėnesius ir abudu keliai yra teisingi. Svarbu pažinti save. Yra ir vidurinis variantas, kurį kai kurie žmonės mėgsta, nors man atrodo toks savęs apgaudinėjimas. Pusę sumos investuoji iš karto, kitą pusę išskaidai per kelis mėnesius. Taip ir nepraleidi viso laiko rinkoje ir apsidraudi nuo blogiausio momento. Toks kaip ir sveikas kompromisas, jeigu dvejoji. Ir vėl čia reikia paminėti, kad savaime tikriausiai suprantama, bet tokių dalykų kartais nebūna. Niekada neinvestuočiau skolintų pinigų, vildamasis greito pelno. Su didelė suma tokia klaida gali kainuoti dar brangiau. Galvodamas apie tai pasitelkiau paprastą testą. Įsivaizduoju, kad iškart investavau viską ir rinka kitą savaitę krito 15%. Ar dėl to man gadintųsi miegas? Jeigu atsakymas taip, skaidau per kelis mėnesius. Tada įsivaizduoju priešingai. Investavau dalimis, o rinka iškart pašoko, didžioji pinigų dalis laukia nuošalyje ir aš suinvestavau tik mažą dalelę. Ar graužčiau save? Tai pasirenkam tą variantą, dėl kurio mažiausiai save graušiu ir investavime ramybė dažnai vertingesnė už tą paskutinį procentą grąžos. Dar vienas dalykas, prieš spaudžiant pirkti, ne 10 000 investuoju tik todėl, kad jau turiu atskirą finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams. Jeigu tokios pagalbės dar neturi, pirmiausia susikurčiau ją ir tik tada galvočiau apie didesnės investicijas. Tvarka čia tikrai svarbi ir vėl reikia visą laiką pabrėžti, kad jeigu jūs susidėliojat savo planą, susidėliojat savo finansinę pagalbę, tiesiog pasipildėt vertybinių popierių sąskaitą, bet nieko nepalėtėt investicijose, tai jūs dar neinvestavot, jūs tiesiog pasipildėt savo vertybinių popierių sąskaitą tam tikrą sumą, bet tie pinigai dar nedirba. Gerai, keliaukim per praktiką, naudoju Freedom 24, jeigu dar neturit, tai paskatinsiu atsidaryti savo vertybinių popierių sąskaitą per QR koduką ekrane arba nuorodą apačioje. Taip pat jeigu jau turit vertybinių popierių sąskaitą, galite pasižvalgyti į mano portfelį ir mano epizodai yra nufilmuojami dažniausiai kokią savaitę į priekį, tai pirmiausia pamatysit gyvai jau, taip sakant, veiksmus prieš netgi iškeliaujant epizodams ir priežastims ir paaiškinimams iš mano pusės. Dažniausiai tiesiog matysit, kad aš tą patį S&P 500 periodiškai pildau, yra kelios satelitinės pozicijos iš savo pusės ir viskas, bet ką noriu pabrėžti, kad papildyta suma, tai va tie 10 000, kurie sėdi eurais dabar ir 200 baksų, nedirba. Jie man nieko neneša. Visiškai, taip sakant, iš savo pusės jokios grąžos. Tai kai jūs nukeliaujate nešti pinigų, sakot, gerai, bankinis pavedimas, aš noriu įvesti eurais, kaip pavyzdys,
suvedat visą šitą informaciją į savo banko pavedimą, jums kartais gali praversti šitie 2 dokumentai, tarpininkavimo sutartis ir sąskaitos atidarymo patvirtinimas, tam, kad parodytumėt, kad jūsų vertybinių popierių sąskaita, tai šitą nusiunčiat bankui, jeigu kyla kažkokių klausimų už pavedimus. Ir aš dažniausiai visą laiką renkuosi, jeigu vedu iš euro akaunto eurais, jeigu iš dolerio doleriais, tai euro pavyzdys, jums visą tą reikėtų nukopinti iš savo sistemos ir nepamirškit, nekopijuokit iš šito lango, nes čia gal netgi užblūrinti reikėtų, bet mintis, kad šitas akauntas yra mano akauntas. Tai jeigu suvesit ne savo akauntą ir keliaus jūsų banko vardas pavardė ne tas pats, į kurį siunčiat, pinigai užstriks ir tada dažniausiai kažkur per 30 dienų jie atsiunčiami atgal. Jeigu viską nukopijavo teisingai ir palikot savo sąskaitos numerį, suvaikšto dažniausiai tą pačią dieną, man yra pirmus pavedimus galbūt užtrukę iki 3 dienų, bet šiais laikais didžiąją dalimi labai greitai suvaikščia šitie pasirinkimai. Gerai, dabar keliaujam į patį pirkimą. Tai prekyba, žinau, kad pas mane 10 000 eurų. Tai visą laiką, kai pasitikrinu SPYL, visą laiką reikia įsitikinti, kad aš ir eurais perku iš šitos pusės. Jeigu paimčiau kažkurį kitą pasirinkimą, sakykime, dolerių variantą ir perku eurais, tai arba aš užstatau savo valiutą ir tai man kainuoja, arba būtų efektyvesnis variantas išsikeisti į tą valiutą, kurią aš noriu pirkti, tarkim į dolerius ir tada pirkti doleriais. Kadangi žinau, jog prie eurų 10 000, tai 10 000 ir perkam. Dabar jeigu po 16 vienetų, tai mes kalbam, kiek bus 6,20, 6,15, kad atitaikyti, kad tikrai 10 000 būtų. Ne. Gerai, 6,20. Tai gražiai apvali suma, 10 058 eurai. Galiu suvesti limit orderį, kur aš nurodau, kokią kainą perku, bet šiuo metu akcijų birža yra atidaryta, tai aš galiu iš karto momentaliai, taip sakant, suvesti tam tikrus skaičius ir tikėtina, kad tas sandoris praeis per, taip sakant, kelias sekundės, tiesiog pamatysit iš savo pusės. Nustatymuose iki atšaukimo visą kitą palieku, ramu, patvirtinti. Bum, ir įvykdytas. 620 vienetų SPYL nupirkta. Tai dabar jeigu aš keliauju žemyn, pas mane eurų gerokai mažiau, pas mane SPYL padidėjo, aš nežinau, ar jau padidėjo ar nepadidėjo, nors padidėjo 3889 vienetai, apie 40% portfelyje. Ir dabar galit matyti, taip sakant, mano šiandien suma 320,64 ir jis auga, krenta, auga. Tai yra gyva pozicija, kuri, vėl, visos tos pozicijos ir auga ir krenta ir dubliuojasi čionais, bet mintis, kad tai yra gyva rinka ir jis sviruoja ir tai tikrai sviruoja ir didesnėm sumom. Čia visiškai normalu, bet tiesiog parodau, kad neišsigastumėt kažkaip iš savo pusės. Tai laikui bėgant ir šitas Xeonas tas SPYL ir tas pats Mint taps SPYL, tikriausiai su laiku ir tą patį VWA pakeisiu, galbūt ir UG atsisakysiu, bet dar neturiu šito sprendimo, tai kai nuspręsiu pasidalinsiu iš savo pusės. Bet čia yra Money Market ir čia yra Money Market. Tai Money Market, kas jau akilai stebėt, sumažėjo ką tik per 10 000, todėl kad į SPYL 10 000 nukeliavo pinigų. Tai periodiškai didinu tą poziciją ir dabar profilėje taip grubiai paskaičiavus, SPYL yra apie 40%, plus, jeigu aš gerai pamenu, čia VWA yra dar 5%, tai apie 45% sėdi S&P 500, o man tą procentą reikia padidinti iki bent jau 70%. Tai kaip ir žinot, kur mano bus sekančios investicijos. Ir štai kur prasideda tas tikrasis testas. Su 10 000 vienos dienos sviravimas gali būti 100-200 eurų per vieną dieną, tas truputį pasviravimas, kurį matėte dabar. Dabar jeigu rinka krenta po, sakykime, nežinau, 10%, 20%, tai nuo mano dabar suinvestuotos sumos 63 000, tai jau gerokai žymesnis pasviravimas. Kai kurie žmonės suinvestuoja kapitalą ir iš karto išsigąs. Tai ar nuo 10 000, ar nuo 100 000, ar nuo mažiau, ar nuo daugiau, tie sviravimai vis tiek išgąsdins, nes jeigu tai jums didelė suma, tai jūs tai ir vertinsit kaip didelį sviravimą. Dabar paimkim kokį milijonierių, kuris ten turi, nežinau, 10 milijonų tam pačiame SPYL. Tai jam šiem 63 000 ta mano pozicija yra maždaug tokia pati, kiek jo sviravimas ten kiekvieną dieną, galbūt netgi mažesnis šitas pasirinkimas. Bet vėl, esu pragyvenęs ne vieną kritimą, kai portfelės kelias savaitės važiavo visiškai raudoną pusę. Pirmą kartą tikrai siaubinga, nenoriu slėpti, nes, kad pasiruoštume tą vietą. Bet kiekvienas kartas, kai nepardavėjai sulaukė atsistatymo arba dar apsipirkai per krizę, tiesiog milžiniški rezultatai atgal. Čia geras 20 metų pavyzdys, kai pandemijos efektas smugdė rinką per 35% keliems mėnesiams. Po kelių
kelių mėnesių viską tai atsistatė ir kai tie, kurie pabėgo žemumose, užfiksavo nuostolį. Tie, kas ramiai liko, ne tik atsigavo, bet ir uždirbo. Ir žinok, šitas testas nepriklauso nuo sumos dydžio. Tie patys nervai, kuriuos išmoksi suvaldyti su 10 tūkstančių, vėliau leis valdyti 100 tūkstančių ir milijoną ir taip toliau ir taip toliau. Ir jeigu norisi pasižvalgymo, kaip atrodo tas gyvas portfelis ir į ką investuoju, tai priminsiu, Freedom24 leidžia prieigą pasižvalgyti, į ką aš investuoju per nuorodas aprašyme, jeigu jūs jau turite savo sąskaitą. Jeigu dar neturit, tai paskatinsiu atsidaryti, kad ir patys pradėtumėte investuoti, o ne žiūrėti, kaip visi kiti investuoja. O dabar ką daryti toliau po šito vienkartinio investavimo? Geriausia tikriausiai nieko dramatiško. Palik šitą sumą ramiai augti ir jeigu gali, viršuje toliau dėk po truputį kas mėnesį. Reiškia, ant viršus, taip sakant, pildom virš tų 10 tūkstančių. Šitas gaunasi kaip papildomų medžių pasodinimas sode ir leidimas jiems visiems augti. Vėl mes galim labai aiškiai apskaičiuoti. Keliaujate į Financial Lithuanians, jeigu dar neturit naujienlaiškio, labai paskatinsiu užsiregistruoti. Keliaujame į skaičiuoklės, investavimo skaičiuoklę ir paskaičiuojam. Jeigu aš 10 tūkstančių tiesiog įdedu ir palieku, nieko daugiau neinvestuoju, 10 procentų vidutinė grąža, per 10 aš turėsiu apie 27 tūkstančius. Per 20 aš turėsiu 73 tūkstančius. Per 30 aš turėsiu 198 tūkstančius. Labai smagu. Pasižiūrėkime, jeigu aš paimu 63 tūkstančiai ir jeigu aš dar grubiai paimsiu, kur dabar yra VUA 5 procentai, tai čia bus kažkas apie 8 tūkstančius, SPOL 63 tūkstančiai. Grubiai paimkim 71 tūkstantis. Tai jeigu aš 71 tūkstantį tiesiog paliksiu ramybėje ir dabar man yra 34, tai po 10-mečio 192 tūkstančiai, po 20-mečio pusę milijono, po 30-mečio 1,4 milijono. Tai jeigu aš dabar 34, man 31 iki dabartinės pensijos, realybėje reikėtų galbūt pridėti dar 3 metus, nes kas 10-metį pensinis amžius vis kyla į viršų, bet 31 metai, 1,55 milijono, skaičiuoklės, pasyvių pajamų skaičiuoklė, 1,555,000 su konservatyviais 5 procentų rezultatais, 15 procentų apmokestinimu, 5 tūkstančiai į rankas. Na, sakyčiau, pensija pasirūpinta tiesiog paliekant šitą kapitalą darbuotis ir jo neliečiant. Tai turi tą laiką, bet mano planas, žinoma, yra investuoti daugiau, kad aš neturėčiau laukti 65, o galėčiau tai pasiekti gerokai anksčiau ir pasiemu jūs į šitą kelionę, kad parodyti, jog tai nėra taip sudėtinga ir ne tik kostiumuotėm banko vadybininkam yra arba fondų valytojam prieinami šitie pasirinkimai. Čia ir yra visa šito esmė. Vieną kartą apsispręsti, paskui leisti laikui, taip sakant, dirbti už jūs ir didinti tas pinigų sumas. Ir be nesunkiausia su didesnė suma yra atsispirti pagundai pasiimti pelną, kai portfelis gražiai pakyla. Noras užfiksuoti laimėjimą būna labai stiprus, bet būtent jis ir nukerpa sudėtinių palūkanų sparnus. Tikrasis ilgalaikis investuotojas arba investuotoja parduoda ne kaip pakyla, o kaip realiai pasiektas tikslas ir pinigais galima padengti savo išlaidas ateityje. Ir vėl, nemeluosiu, pirmą kartą suinvestavus tikriausiai vis tiek pasižvalgysit, kaip ta aplikacija atrodo, kiek ten tas turtas svyruoja. Su laiku poreikis tas mažės ir išmoksit tiesiog gyventi toliau, žinodami, kad pinigai ramiai dirba fone. Dabar keli sąžiningi įspėjimai. Pirma, tai pinigai, kurių man neprireiks daug metų. Niekada nedarykit šito su pinigais, kurių reikės ten už kelių mėnesių. Antra, didesnė suma reiškia ir didesnį potencialų laikiną minusą. Turi jį atlaikyti ne tik finansiškai, bet ir emociškai. Naktimis ramiai miegant. Ir trečia, nuo tokio pelno kažkada reikės sumokėti mokestį. Būtent apie tai, kaip Lietuvoje tą sutvarkyti protingai ir net visiškai teisėtai sumažinti, bus kitas mano epizodas. Dar viena priežastis, kodėl visą tai rodau viešai, su tikromis sumomis. Noriu, kad pamatytum tikrą žmogų, dedantį tikrus pinigus, o ne dar vieną teoriją iš vadovėlio. Aš pats tikiu tuo, ką darau, todėl nebijau parodyti realių skaičių. Tai tiek. Pamatai, kad principas tas pats ir su 100 ir su 10 tūkstančių, keičiasi tik nuliai ir nervų kiekis. Jeigu dar nelabai supranti, ką tik nupirkau ir kodėl būtent šį indeksą, o ne pavienes akcijas, būtinai pažiūrėk ankstesnį mano video, paliksiu čia apie S&P 500, o kitame epizode kalbėsim, kaip Lietuvoje teisėtai sumažinti mokesčius, apie investicinę sąskaitą, apie lengvatas, ypač jeigu esat poroje. Tai tikrai verta žinoti dar prieš pradedant rimčiau investuoti. Paspauskit subscribe ir sutiksim sekančiame epizode.